šis žaidimas visame pasaulyje. Kuomet Jamesas Naismithas daugiau negu prieš 100 metų išrado krepšinį ir surengė pirmasis krepšinio rungtynes, jis turbūt net neįsivaizdavo, kaip paplis šis žaidimas visame pasaulyje. Ir štai dabar krepšinis jau tapo bendru vardikliu vienijančiu daugybę žmonių. 1992 metais olimpinėse žaidynėse dalyvavo pirmoji svajonių komanda sudaryta iš turbūt didžiausių NBA legendų. Ir tai pakėlė krepšinį į neregėtas aukštumas. NBA ir visa lyga ir jos žaidėjai toliau tęsia šio žaidimo populiarinimą visame pasaulyje ir štai dabar jo populiarumas yra didžiulis. Šiandien mes pasižiūrėsime, kaipgi šis krepšinis tapo pačiu populiariausiu sportu daugelyje valstybių. Susitiksime su Džordžu Murešanu ir papasakosime apie Lietuvos krepšinio legendą Arvydą Sabonį. Džordžo Murešano karjerą tiesiog čia NBA užsibaigė didžioji jo kelionė. Nuo niekam nežinomos krepšinio pasaulyje šalies, Rumunijos, iki pačios pajėgiausios pasaulio lygos, NBA profesionalų lygos. Kaip sako pats Džordžas Murešanas, ta kelionė, tas kelias nuo Rumunijos paprasto krepšinio klubo iki štai iš tokios šlovės viršūnės buvo labai ilgas ir vingiuotas. Džordžas Murešanas 2,32 cm ūgio, pats aukščiausias šiuo metu NBA žaidžiantis krepšininkas. Pradėjau krepšinį žaisti 14 metų, prisimena Džordžas Murešanas. Ir pradėjau žaisti tik tai todėl, kad mano treneris pasakė: tu esi aukštas, kodėl to nepabandžius? Aš sakau, gerai, aš pabandysiu. Ir netrukus Džordžas Murešanas tapo pagrindinė savo nacionalinės komandos žvaigždė. Jo kitas taptelėjimas buvo profesionalioje komandoje Prancūzijoje, kur jis ir pateko į Washington Bullets komandos skautų akiratį. Jimas Linamas, Washington Bullets komandos vyriausiasis treneris, sako, jis turėjo talentą krepšiniui. Jis puikiai sugeba pagauti kamuolį, jis gali atakuoti iš 2 iš 3 taškų zonos. Tai yra labai retas atvejis tarp centro puolėjų. Wesas Anseldas, Washington Bullets komandos viceprezidentas, sako, kuomet mes pasikvietėme Džordžą Murešaną ir pradėjom su juo dirbti, mes iš pat pradžių jį išmokėme nenuleisti kamuolio žemyn, kadangi jeigu jisai laiko kamuolį pakeltą, niekas visoje lygoje negali jo pasiekti. Na, aikštelėje Džordžas Murešanas greitai prisitaikė prie NBA greičių ir NBA krepšinio stiliaus, tačiau už aikštelės ribų prisitaikyti prie naujosios tvarkos, prie naujo gyvenimo būdo nebuvo taip lengva. Visų pirma, didelis kalbos barjeras. Kaip prisimena Jimas Linamas, iš pat pradžių mes turėjome didelę problemą. Mes negalėjome su juo susišnekėti. Mes netgi samdėme pirmaisiais metais jam vertėją, kuris versdavo viską, net minutinės pertraukėlės. Na, šalia kalbos barjero buvo dar ir keletas sunkumų ir susietų jau su per dideliu Džordžo Murešano ūgiu. Na, aišku, pasaulis nėra sukurtas štai tokiem milžinam, kurių ūgis yra 2,32 cm. Būdamas lygos pačiu aukščiausiu žaidėju, jis iškart tapdavo dėmesio centru bet kurioje vietoje, kur tik atsidurdavo. Wesas Anseldas, Džordžas nori būti gerų žaidėjų ir jis nori, kad apie jį galvotų kaip apie gerą, talentingą žaidėją, ne kaip apie juokdarį aikštelėje. Jo komandos draugas Kalbertas Čeinį prisimena. Iš tiesų, atvirai jums sakau, kuomet jisai atėjo pas mus pirmą kartą, aš nemaniau, kad jisai gali būti geras krepšininkas. Tačiau jis dirba taip sunkiai, kad jisai dabar įrodo mums, kad mes klydome, taip neįvertindami šio krepšininko. Ir štai dabar Džordžas Murešanas jau tapo žaidėju, kurį pripažįsta ir visa NBA.
Gerindamas savo žaidimą kiekvienose rungtynėse, Džordžas Murišanas dabar yra pagrindinis Bullets komandos centro puolėjas ir vis dažniau ir daugiau prisidedantis prie Washington Bullets komandos pergalių. Jo noras kovoti, sako Rašidas Wallace'as. Viską daro jo noras kovoti, noras nugalėti kiekvienoje situacijoje. Alonzo Mourningas, jo ūgis yra jo pranašumas. Kiekvienais metais jis gerins savo žaidimą. Joanas Howardas, aš tiesiog esu laimingas, kad jisai yra mano komandoje ir man nereikia mesti per jį. The big one, George Muresan. Na ir pačiam Džordžui Murišanui tai buvo ypač įspūdinga kelionė. Kelionė užsibaigusi pačia pajėgiausia profesionalų lyga. Man patinka čia gyventi, sako Džordžas Murišanas, tačiau aš dažnai pasiilgstu Rumunijos. Ir manau, kad vėliau aš vis dažniau grįšiu į savo šalį. Na ir štai dabar Džordžas Murišanas, trečiasis NBA sezonas ir vis daugiau autoriteto tarp visų NBA krepšininkų ir NBA fanų pelno šis Rumunijos milžinas. Na, po neilgos pertraukėlės mes toliau tęsime šią laidą ir sužinosime, kad Džordžas Murišanas nėra vienas iš tarptautinio krepšinio žvaigždžių NBA lygoje. Pakalbėsime su 3 užsieniečiais Chicago Bulls komandoje. Ir aišku, Arvydas Sabonis. Skirta viso pasaulio krepšiniui. Ir dabar jūsų dėmesiui pasakojimas apie 3 Chicago Bulls komandos krepšininkus, kurie kilę iš 3 skirtingų pasaulio šalių. Tai Tony Kukučius iš Kroatijos, Lukas Longley iš Australijos ir Bilas Wenningtonas iš Kanados. Philas Jacksonas. Wenningtonas yra pats didžiausias boksininkas mūsų komandoje. Ir treniruočių ir rungtynių metu. My guard dogs are very ferocious. From a Canadian perspective. I don't say A anymore. I lived in New York too long. I say Bilas Wenningtonas tapo Chicago Bulls komandos centro puolėju prieš porą metų. Na, Lukas Longley taip pat atvyko į mūsų komandą visai nesenai. Galbūt jie nėra patys geriausi centro puolėjai visoje lygoje, sako Philas Jacksonas. Tačiau jie taip puikiai tinka mūsų krepšinio sistemai, kad mes vis tik nugalėjome ir komandas, kurių gretose yra puikių centro puolėjų. Galbūt vienas prieš vieną ir stipresnių už mūsų šios 2 užsieniečius, teigia Chicago Bulls komandos vyriausias treneris Philas Jacksonas. Na ir aišku, jis turi pagrindą taip sakyti, ypač po to, kad Chicago Bulls komanda laimėjo 4-osius NBA čempionų žiedus per pastarosius 60 metų. Na, kiekvienas iš šių krepšininkų vaikystėje, pačioje savo sportinės karjeros pradžioje, buvo šiek tiek nuošalyje nuo krepšinio. Štai Lukas Longley žaidė kartu su savo tėvu australišką regbį. Bilo Wenningtono idealais buvo ledo ritulio žaidėjai, o Tony Kukučius pradėjo žaisti futbolą. Tačiau po to visi šie 3 krepšininkai, šie 3 sportininkai pasuko į krepšinį ir dabar jie susitiko vienoje komandoje, pačioje pajėgiausioje pasaulio klubinėje komandoje, Chicago Bulls ekipoje. Na, Tony Kukučiaus karjera kaip krepšininko prasidėjo netgi ne kokioje nors sporto mokykloje, o tiesiog gatvėje, žaidžiant 3 prieš 3, 2 prieš 2, 4 prieš 4. Tony Kukučius, aš puikiai prisimenu tuos laikus. Mes buvom sudarę neblogų vyrukų grupę ir tos treniruotės, tos rungtynės, kurias mes žaisdavome tenai, man labai padėjo. 90-mečio viduryje Tony Kukučius tapo vienu iš geriausių žaidėjų visoje Europoje. Iš pat pradžių žaisdamas Splito Jugoplastikos komandoje, o po to Italijos superklube Benettono Treviso ekipoje. 1992 metais jis išvyko į kitą šalį, į kitą krepšinio šalį, į NBA. Michaelas Jordanas, jis buvo pats geriausias Europoje. Čia jis yra vienas iš geriausių ir manau, kad tai užims šiek tiek laiko jam priprasti prie naujo krepšinio stiliaus, prie naujo žaidimo. Tačiau jis yra labai talentingas vyras ir manau, kad jis netrukus bus labai naudingas mūsų komandai. Philas Jacksonas. Kuomet atvyko Tony Kukučius, aš jam pasakiau, Tony, pasižiūrėk, kaip šie vaikai apačioje žaidžia krepšinį. Ir tu pamatysi keletą skirtumų nuo skiriančio Amerikos krepšinį, gatvės krepšinį nuo Europos. Visų pirma, 1 prieš 1 žaidimas, kuomet tu turi įveikti savo oponentą. Po to atkovoti kamuoliai. Tai yra pats didžiausias krepšinio pagrindas. Na, Tony Kukučiui NBA visuomet buvo tikslas ir jis galų gale šį tikslą pasiekė. Wenningtono kelias į NBA buvo šiek tiek kitoks.
Jis 1991 metais išvyksta į Italiją ir ten žaidžia 3 metus. Aš tuo metu nežaidžiau NBA labai daug minučių, sako Bilas Wenningtonas. Sakramento komandoje mes laimėjom tik 25 rungtynės per sezoną ir aš nusprendžiau, kad bus gerai pakeisti, šiek tiek pakeisti žaidimą ir pakeisti šalį. Tai buvo vieni iš geriausių metų per visą mano karjerą, prisimena Bilas Wenningtonas. Mes laimėjome Italijos pirmenybės ir tai buvo didžiausia pergalė tais metais. Na ir tie laikai grąžino vėl man pasitikėjimą savo jėgomis, kad aš galiu žaisti tarp pačių geriausių pasaulio krepšininkų. Ir štai dabar Bilas Wenningtonas jau NBA čempionas. Na ir trečiasis užsienietis Bulls komandoje yra Lukas Longley, Australijoje, gimęs ir užaugęs krepšininkas. Ir dabar yra tarsi Australijos krepšinio simbolis, bei krepšininkas, kuriuo seka ir kurį myli dauguma Australijos krepšinio fanų. Not bad, huh? I love this game. We had our own pro league. Mes turime savo lygą Australijoje, sako Lukas Longley. Ir ten žaidė mano tėvas, su kuris pabaigė žaisti regbį ir po to pradėjo žaisti krepšinį pirmaisiais metais. Na, iš pat pradžių turbūt pats geriausias dalykas, kuris būdavo toje lygoje, tai yra nemokami sportiniai bateliai, kuriuos gaudavo kiekvienas krepšininkas atėjęs į šią lygą. Tačiau dabar jo populiarumas, krepšinio populiarumas ir visos NBL lygos populiarumas didėja kiekvienais metais. 14 komandų žaidžia tarpusavyje ir kiekvienose rungtynėse būna beveik išparduodamos visos vietos. Tai yra tiesiog neįsivaizduojama. Dabar mes parduodame po 10-12 tūkstančių bilietų, sako Lukas Longley. Būtų kas nors pasakęs, tai prieš keletą metų būčiau nepatikėjęs. Bilas Wenningtonas. Manau, kad NBA dabar yra pati populiariausia sporto organizacija visame pasaulyje. Na kągi, ir šios laidos pabaigoje, šios laidos desertui, turbūt pati geriausia šios laidos dalis, tai pasakojimas apie Arvydą Sabonį.